Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai. Šiandieną rugsėjo 30-oji, pirmadienis ir mes toliau tęsime išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų įrengimo klausimą. Bet prieš tai keli sakiniai dėl paskyros Mozerio žinios prenumeratos. Turiu omenyje paskyrą esančią Patreon platformoje. Jeigu jūs pageidaujate, jeigu jūs norite ir ateityje naudotis mano paskyroje skelbiama informacija, o taip pat, jeigu pageidaujate ir turėti galimybę kreiptis į mane dėl teisinės pagalbos, aš rekomenduoju jums ir kviečiu prenumeruoti paskyrą Mozerio žinios. Apie tai įrašą esu paskelbęs rugsėjo 11 dieną ir šiuo metu dar paskyroje paskelbta informacija yra prieinama neatlygintinai, tačiau, kaip minėjau, nuo lapkričio 11 dienos paskyroje paskelbta informacija, dokumentų pavyzdžiai, galimybė kreiptis dėl teisinės pagalbos ir teisinių konsultacijų bus suteikta tik tiems vartotojams, kurie pasirinks metinę paskyros prenumeratą. Metinę paskyros prenumeratą galiosiančią iki 25 metų rugsėjo 1 dienos. O šiuo metu dar šiandieną rugsėjo 30 yra galimybė, turite galimybę užsisakyti metinę paskyros prenumeratą, kuri jums galios iki 25 metų gruodžio 31 dienos. Todėl, kam šis klausimas yra aktualus, kviečiu parašyti man laišką, elektroninį laišką, elektroninio pašto adresu mozeris@protonmail.com. Laiško temoje įrašykite vieną žodį prenumerata ir aš jums suteiksiu visą informaciją dėl prenumeratos sąlygų, dėl galimų prenumeratos lygių, kurie yra 3: bičiulis, draugas, bendražygis. Kaip minėjau, esu rugsėjo 11 dieną tą temą paskelbęs įrašą, pasiskaitykite, o daugiau informacijos jums atsiųsiu elektroniniu paštu, gavęs jūsų užklausą laiško temoje, kai įrašysite žodį prenumerata. Visi, kurie jau kreipėsi, bet dar nesulaukėte mano atsakymų, šiek tiek kantrybės, jūs visi tikrai galėsite naudotis metinės prenumeratos galimybę iki 25 metų gruodžio 31 dienos. Tiesiog šiek tiek užtrunka laiko tam, kad atsakyti, nes vis tik tai prioritetą teikiu darbiniams klausimams ir, kaip minėjau, šiandieną vienas iš tų darbinių klausimų tai yra elektros energijos apskaitos sistemos, išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos. Mes tikrai šitą klausimą kalsime iki galo ir šiandieną ištraukėme dar vieną kozerinį tūzą. Perkeltinę prasme kozerinį tūzą. Aš turiu omenyje dar vieną labai rimtą argumentą, vadovaujantis kuriuo įrodinėsime, jog išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos vartotojams negali būti diegiamos. Ir tas argumentas yra susijęs su išmaniosios apskaitos sistemos metrologinę patikrą. Taip, jūs išgirdote visiškai teisingai. Būtent keliame klausimą dėl to, kad nėra atlikta išmaniosios apskaitos sistemos, kurią diegia įmonė ESO, metrologinė patikra. Beje, įmonė ESO daugumai vartotojų argumentuodama, kodėl reikia keisti vartotojų įrengtą standartinį elektros skaitiklį, nurodo kaip priežastį, kaip pagrindą, nurodo tai, kad vartotojų įrengto įprasto skaitiklio metrologinė patikra yra pasibaigusi, bet reikalas tas, kaip minėjau, ESO diegiama išmanioji apskaitos sistema yra metrologiškai nepatikrinta. Paklausite, kaip taip gali būti, o aš atsakau jums labai paprastai. Šis, dar vienas sakinys prieš paaiškinant, tai šis įrašas yra skelbiamas ne tik tai paskyroje Mozerio žinios esančioje Patreon platformoje, bet ir paskyroje Mozerio žinios, kuri yra YouTube platformoje. Taip pat mano paskyroje socialinėme tinkle 77.lt, 77.lt. Skaičiais rašome 77.
patreon.com.lt ir tik tai Patreon paskyros prenumeratoriai turės galimybę matyti dokumento pavyzdį, kurį aš netrukus aptarsiu, pakomentuosiu, ir tai visi, kurie nori matyti ir girdėti ne tik tai, ką aš kalbu, pasakoju, bet ir naudotis dokumentų pavyzdžiais ir kita mano teikiama teisinė pagalba. Kaip minėjau, prenumeruokite paskyrą Mozerio žinios esančią Patreon platformoje. Prenumeruokite ją, kol kas dar galite prenumeruoti, naudodami funkciją Join for free, prisijungti neatlygintinai, o dėl tolimesnio naudojimo sąlygų ir tvarkos aš jau paaiškinau, kad reikėtų kreiptis į mane elektroniniu laišku, įrašant žodį temoje laiško vieną žodį prenumerata. Grįžtam prie metrologinės patikros išmaniosios apskaitos sistemos. Taigi, paruošiau pretenziją adresuotiną įmonei ESO. Šitos pretenzijos kopija žiniai siunčiama Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir Valstybiniai metrologijos inspekcijai. Aš savais žodžiais papasakosiu tai, kas yra aprašyta pretenzijoje. Nėra ginčo dėl to, kad išmanieji elektros skaitikliai, kurie yra sumontuojami vartotojo valdomam objekte, pats skaitiklis, pats prietaisas skaitiklis, jis yra metrologiškai patikrintas, nors ten irgi mes turime tam tikrų klausimų, tačiau apie juos šiek tiek vėliau. Bet dabar, kad jūs suprastumėte, apie ką eina kalba. Pats skaitiklis metrologiškai patikrintas. Bet klausimas yra toks, ar to užtenka? Aš atsakau, kad to neužtenka. Kodėl? Todėl, kad elektros energetikos įstatyme 2 straipsnio 70 dalyje yra pateiktas apibrėžimas, kas yra laikoma išmaniąja apskaitos sistema. Ir išmaniąja apskaitos sistema pagal įstatymę vartojimą apibrėžimą yra laikomas ne skaitiklis. Skaitiklis tai yra tik tai viena sudėtinė išmaniosios apskaitos sistemos dalis, vienas iš tos sistemos įtaisų. Bet išmanioji apskaitos sistema tai yra tokia sistema, kaip yra įstatyme apibrėžiama, tai yra iš elektros tinklo suvartotos elektros energijos kiekį matuojanti sistema. Taigi pats elektros energetikos įstatymas sako, kad iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį matuoja ne išmanusis apskaitos prietaisas. Ir ne jis yra tas prietaisas, kuris matuoja suvartotos elektros energijos kiekį, bet būtent išmanioji elektros energijos apskaitos sistema. Tai čia yra tai numatyta elektros energetikos įstatyme. Beje, ne tik tai įstatyme, yra dar energetikos ministro 2012 metų vasario 3 dienos įsakymas dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo. Ir šitame įsakyme yra pasakyta, yra nurodyta, jog be reikalavimų, kurie yra taikomi elektros energijos apskaitai ir skaitikliams, skirstomajame tinkle diegiama išmanioji elektros energijos apskaitos sistema taip pat turi palaikyti šias pagrindinės funkcijas. Pirma, fiksuoti faktinį vartojamos ir arba gaminamos energijos kiekį ir šio elektros energijos kiekio tikslų suvartojimo ir arba gamybos laiką. Taigi funkcija išmaniosios apskaitos sistemos, ne skaitiklio, dar kartą pabrėžiu, bet išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos yra fiksuoti faktinį vartojamos ir arba gaminamos elektros energijos kiekį ir ne tik kiekį, bet ir šio elektros energijos kiekio tikslų vartojimo ir arba gamybos
laiką. Atsiprašau. O išmanioji elektros energijos apskaitos sistema yra toks dokumentas 2019 m. rugsėjo 13 dienos, tai yra Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, dujų ir elektros departamento, elektros skyriaus tokia pažyma, kurioje yra labai aiškiai ir tiksliai nurodyta, kad išmanioji apskaitos sistema vertinama ne kaip vienas įrenginys, o kaip daugiafunkcinė sistema, jungianti įvairias technologijas ir teikianti daugiau informacijos už įprastą skaitiklį, bei apimanti tokias sistemas, kaip duomenų surinkimo ir perdavimo, duomenų apdorojimo, tinklo stebėjimo, sąskaitų išrašymo, geografinė informacinė, duomenų analitikos, skaitiklių turto valdymo, informacijos pateikimo vartotojų ir kitoms suinteresuotoms šalims sistemas. Toje pažymoje yra taip pat pateikta konceptuali išmaniosios apskaitos sistemos architektūra, pretenzijoje mes pateikėme, vaizdžiai pavaizduojame tą pavyzdį, kurios sudedamąja dalimi yra surinktų duomenų ir duomenų perdavimo ir jų apdorojimo sistema. Pretenzijoje taip pat pateikėme šitą vaizdą, šitą schemą. Tai va tai čia tam, kad suprastumėte, kas yra išmanioji apskaitos sistema, ir svarbiausias momentas yra tai, kad visuose teisės aktuose, kuriuos aš ką tik paminėjau, yra labai aiškiai pasakyta, jog elektros energijos kiekį matuojančią priemonę yra ne skaitiklis, o išmanioji elektros energijos apskaitos sistema. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra nurodyta, kad šiame įstatyme vartojama savoka matavimo priemonė yra suprantama, dėmesio, kaip įrankis, prietaisas, sistema, kablelis, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais. Vadovaujantis metrologijos įstatymo 15 straipsnių, metrologinio reglamentavimo objektais be kita ko yra ir matavimo priemonės, o matavimo priemonės pagal apibrėžimą yra įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais. Taigi, metrologinio reglamentavimo objektais, tai yra dalykais, kuriems yra taikomi metrologijos įstatymo nustatyti reikalavimai. Be kita ko yra ir matavimo priemonės, kurios priskirtos teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, kurios yra nurodytos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, kurioje atitinkamai yra nurodyta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas yra taikomas tame tarpe matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo ir atsiskaitant už įsigytas prekes, suteiktas paslaugas, kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių paslaugų kaina. Taigi, jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, nuo ko priklauso kaina, kurią mes kaip elektros energijos vartotojai mokėsime elektros energijos tiekėjui. Ar ta kaina priklauso, arba kitaip aš gal paklausiu, ar ta kaina priklauso, aišku, pirmiausia, jinai priklauso faktas, kad priklauso nuo kiekio. Nuo kiekio prekių, tai yra elektros energijos, ir paslaugų, tai yra elektros energijos persiuntimo paslaugos. O tas kiekis nuo ko priklauso? Ar jisai priklauso nuo to, kokius duomenis užfiksuos elektros skaitiklis, išmanusis elektros skaitiklis? Ar tas kiekis priklauso nuo to, kokius duomenis užfiksuos išmanioji elektros energijos apskaitos sistema? Sakau, tai žinoma, kad
tai priklauso ne tik ir ne tiek nuo paties skaitiklio, kurį dabar montuoja ESO, kuris yra metrologiškai patikrintas, bet čia dar sakau, mes šitą dar klausimą irgi pasinagrinėsim, tik tai jau kitame dokumente. Ir taigi priklauso ne tik ir ne tiek nuo paties skaitiklio užfiksuotų duomenų, o nuo to, kas bus mums išrašyta, kas bus nurodyta sąskaitoje. Duomenys iš skaitiklio nuotoliniu būdu keliauja į duomenų surinkimo koncentratorių, į duomenų apdorojimo sistemą, į duomenų analitikos sistemas, į sąskaitų išrašymo sistemas, ten, kur ir jie yra apdorojami ir taip toliau. Taigi, o matavimo priemonė, kaip mes jau išsiaiškinome, yra net neskaitiklis. Elektros energijos kiekį matuojančia priemonė yra išmanioji apskaitos sistema. Todėl mes, vadovaudamiesi tuo, kas išdėstyta aukščiau, apibendrinę visą tai, darome teisės aktų nuostatomis patikimai ir įtikinamai pagrįsta išvada, kad išmanioji apskaitos sistema yra prekės ir su jie susijusios paslaugos, tai yra elektros energijos ir jos persiuntimo paslaugos kiekį ir šio kiekio tikslų suvartojimo gamybos laiką, nuo kurių, tai yra nuo kiekio ir laiko, per kurį tas kiekis suvartotas, priklauso prekių paslaugų kaina matuojančią matavimo priemonę, kuriai vadovaujantis metrologijos įstatymo 15 straipsnių ir 16 straipsnių 1 dalimi yra taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas. Vadovaujantis tuo, toliau formuluojame pretenzijos dalyką. Vadovaujantis tuo, kad AB energijos skirstymo operatorius diegiama matavimo priemonė, išmanioji apskaitos sistema, mano turimomis žiniomis nėra metrologiškai patikrinta, šią pretenziją draudžiu operatoriui mano valdomame objekte įrengti išmaniąją apskaitos sistemą tol, kol operatoriaus sukurta ir diegiama išmanioji apskaitos sistema teisės aktų nustatyta tvarka nebus metrologiškai patikrinta ir man nebus pateikti išmaniosios apskaitos sistemos metrologinės patikros atlikimą patvirtinantys įrodymai. Taigi tokia pretenzija dėl metrologinės patikros čia yra vienas klausimas iš šitos temos arba iš šitos temos potėmės. Metrologinės patikros klausimas tikrai dar nėra uždarytas, yra ir kiti klausimai, bet jie bus išdėstyti kitose dokumentuose, aš juos pasistengsiu paskelbti įmanomai trumpiausių laikų rytoj vėliausiai poryt. Taip kad sekite mano pranešimus, domėkitės informacija, kuri yra skelbiama paskyroje Mozerio žinios. Ir kaip visada, paaiškinimus dėl pretenzijos pateikimo aš aprašysiu, papildomai paskelbsiu po šiuo įrašu. Tai šiam kartui tiek. Sakau ačiū tiems, kurie klausėsi. Dėkoju tiems, kurie išgirdo ir ypatingai dėkoju tiems, kurie yra kartu ir palaiko mano veiklą gerų žodžių ir paskyros prenumerata. Ačiū Jums, gražios dienos ir iki greitų susitikimų.